vadinosi sovietai, bet iš tikrųjų buvo ji gera keliems saviems, paklususiems ir su bilietais raudonais. Visi kiti kentėjo ir vergavo tironui sekretoriui. Nebuvai raudonas, užsieniai tau uždaryti, savo žemelės ir namų nebėr seniai, seniai. Jei pasipriešinai, tau gulagas ar ligoninės, tada ligoniams skirtos psichinėms. Nebuvo ir šalies, kur gimė laisvi žmonės, žemėlapy toj vietoj tik raudonas blynas. O vadas sekretorius skelbė, kad žmonės čia laimingi ir sava valia tokioje pelkėje gyvena. Didvyrių buvo daug, išdrįsusių sukilti ir kovoti, be pragaro tarnai po vieną juos išgaudė. Kankino, šaudė, niekino, bet neįveikė dvasios, kuri kaip sniego kamuolys nuo kalno tik didėjo. Kai sėbrai sekretoriai klimpo taip giliai, giliai, kai jų botagas šūkį ir vaidybą tik juoką kėlė, ir dažnas vaikis piešė ant tvoros nedorą ženklą, atėjo laikas, atsirado proga ir sugriavau dėjo žaibu. Tas žaibas sąjūdžiu vadinos, trumpiau tai LPS. Dabar po daugel metų sako, tada tautoj vienybė buvo, ir sąjūdis visų žmonių naivi kvailystė. Ne tik, kad ne visų, bet ir viduj visokių buvo, kas Lietuvą vadavo komunistų būdams, kas tojo būti komunistų, kai kūrės LPS, kas matė galimybę patarnauti sekretoriai, kai kas ant sofos ir toliau smagiai gulėjo. Pradžioj žaidimas kaip pelė su katinu be ūsų, palaikom pertvarkas ir pritariam tam sekretoriui. Mes ūkį vystysim ir gerinsim kultūros lauką, draugausime, draugausime, ne velnio draugė. Tada atėjo metas aiškiai atsiverti, ko mes čia atėjom, ir dalį bendražygių netikrų tas žiauriai nepatiko. Pabėgo patys, buvo išprašyti ir neliko vežime, tai ir vežimui tapo daug lengviau tada važiuoti. Svarbiausias tikslas ir prasmė kovos tai laisvė. Nuo tironų, nuo komunistų jungo, nuo dvigalvio, už tai pasakė taip daugybė mano Lietuvos. Tiesa, nemažai daliai pusbačius bučiuot patiko. Palaukim, vaikas bus čia dilgėlės, o sėdimoji nuoga, žingsnelis po žingsnelio, gal laisvė būti nelaisvam. Sužlugsim be anglies, be dujų, naftos, be mūsų, nes tik sekretorius žino ką, kada ir kaip daryti arba ne. 11 atėjo kovo mėnuo metuos apvaliuos. Sakykit taip, kas už laisvę, kas manot prieš, tai prieš, kas susilaikė, tai visai nerimta, tiesos akimirka. Ant stalo visko viskas arba nieko. Griausmingai kilo rankos už apjautų vaisių kūjais. Didžiulis audeklas su vyčio herbu klojo visą sieną. Skandavom Lietuva per amžius čia ar panašiai. Mes išdrįsam, nugalėjom, įvykdėm šventą pažadą. Ir tie, kur dėl gėlių bijojo, sakė taip iš reikalo. Iš baimės būti paraštėse ir jie eilinį kartą prisitaikė. Išlikti prie stipriųjų, turėti vairą ir galėt vairuoti, bet juk esmė ne ta ir vėl laisva. Mano valstybė čia pamoka tokia, gimiška kerta, skiedras lekia. Ką pasiryžai, tai nukirsk iš karto, kai gali nukirsti. Nesidiriki, ainanas, tokių bus visuose laikuos. Eik tiesiai, šviesiai, vesk tvirtai į tikslą savo didį.
supuvusias širdis, į miltus su maliais parsidavusių draugelių legionus. Pasakė, kad valstybė buvo čia, yra ir bus laisvos tautos. Ir pabaigą surado savo milžinų kapuose amžinybei. Pašlovinkime tūkstančių žmonių, jie ėjo, telkė ir nugalėjo, ginkluoti dvasios stiprybę, geležies valia. Su sąjūdžiu už Lietuvą, toks buvo mūsų šūkis, tokia tautos valia, toks tikslas, kurs laimėti gali. Čia Lietuvos respublika, čia bočių dvasios sklanda, čia kloniai ir miškai, čia mūsų upės teka, jūra ošia. Tai mes, tai mūsų, tai namai ir tai valstybė per amžius bus. Laisvieji mano žmonės.